Laba. Žodžiu, ką toliau? Toliau padarom aukcioną. Šiandien padarysiu penktadienio progą tokių rimtesnių peilių aukcionus, bet ką galiu pasakyti, tai vis dėlto kainos pradinės irgi bus, nes neįmanoma labai pigiai visada visko, kaip sakant, bele kiek darbo įdėta, bele kiek rinktiniai peiliai, gana brangiai nupirkti. Aišku, įdėsiu kelis paprastesnius, kas norit dėl sportinio intereso ir šiaip kažką pigiau laimėti, bet sukluskit, tai rimti žmonės, kurie naudoja rimtus peilius, labai vertingus rimtus. Tai pradžiai ką galiu pasakyti, pirmas aukcionas, va, toks be galo retas peilis, be galo fainas, turintis net dar lipduką šiokį tokį. Tas lipdukas yra be galo vertingas, daug vertės suduoda peiliui. Pats peilis taip pat darbui, tai čia yra kosmosas, kam reikia tokio kosminio pjūvio, plonai, gražiai, kokius teikus pjausti, ten čia yra aštrumo įsikūnijimas. Čia nieko nereikia. Vienpusis galandinimas 80-20%, kaip dažnai galando, vienpusis nuolydis ir aišku dar kažkiek, aišku čia sunku filmuoti, bet kažkiek dar kalimo raštai išlikę yra. Čia yra senovinis peilis, labai vertinami peiliai šitie yra. Tai be galo, be krašto, aš jį galandau, tai sakau, biški drėgna pas mane servetėlė, aišku, servetėlė pjauti pjauna, bet gana drėgna yra. Tai, bet sakau, čia, jeigu morką pjaustysit, tai jūs tik galvosite, kad tai virta morka. Yra kietumas, bela koks. Žodžiu, galandinimas tik ant staklių. Plienas vis dėlto anglinis. Ir tai pirmasis plienas. Jo įvertinimas yra 555 €. Tai yra, kai kam jau kainos žinomos, viskas tvarkoja čia. Geras peilis turi kainuoti, kai kam tai yra kažkas nerealaus, kažkoks čia bardakas, čia tokių kainų negali būti. Gali. Tūkstančiais peiliai kainuoja, 10 000. Tik tai pas mūsų Lietuvoje jau visi nori ten už 2 €, 3 €, 10 € jau brangu. Ne visi, atsiprašau, ne visi, bet yra tokių žmonių. Bet kuris peilis yra visam gyvenimui, tai kurį galąsti metus, gal vieną kartą, kada tikrai dirbti, ar 2, tai čia kainos yra superinės. Aišku, pirštus nuo tokio jau reikia pasaugoti. Rankena, patogumas, pasiėmimas, tai gana stambiai rankai tinka, jau vyriškai net. Platumas peilio daug ką duoda, kad nariai nesiliestų prie lentutės. Lygus ašmuo toks, kaip ir lygus. Tai galima net smulkinti daržovės viską, sakau. Bet čia yra kosmosas, čia yra švelniam, gražiam, tobulam pjovimui, pasakiškai tobulam pjovimui. Tai va, mes padarykim jo pradinę kainą, jeigu kažkas jau sugalvosit pakonkuruoti, nežinau, tokį ant labai didelios ribos 300 € pradžia. Tai jeigu kažkas, jeigu ne, viskas tvarkoja. Šitie peiliai keliauja į muges, keliauja ir pas kolekcionierius, ir šiaip pas rimtus žmonės keliauja. Aš duodu galimybę jums, kas mane sekat, mane žiūrit, dėl to kartais, kaip sakau, išmetu gerų. Bet šį kartą pradinė kaina 300 € ir jau kas nori tokią ekskliuzyvą turėti, tai
Čia nėra daug. Šiais laikais tie pinigai nėra daug. Žodžiu, sėkmės bičiuliai, sudalyvaukit, kam reikia rimto peilio. Iki.